Sveiki, su jumis Tomas ir šiandien padėsim trumpas video apžvalgas, kaip pilnai išpakuoti ir paruošti inkubatorių perinimui. Tai pats pirmas video bus nuo to, kad mes jį išpakuosim ir pažiūrėsim, kas eina į komplektaciją. Gavus inkubatorių, ar tai robocipa 50, ar robocipa 100, ar robo 200, pirmiausia atsidarome dėžę ir ištraukime į inkubatorių. Atsidarę dėžę yra įdėti du putos gabaliukai tam, kad transportuojant nepažeistų pačio valdiklio viršaus. Šituos išimam ir galim mesti lauk. Jūs, kai ištraukėte inkubatorių iš dėžės, ant stiklo būna uždėtas toksai putplasčio gabalas. Jį galite irgi mesti lauk, nes jis yra skirtas apsaugoti stiklą tada, kada yra gabenamas. Ir štai, ką mes randam viduj. Tai jokio skirtumo, ar tai bus inkubatorius robocipa 100, ar tai bus inkubatorius robocipa 200, ar būtent toksai. Reikia turėti žnyplės tam, kad mes galėtume išimti krepšį, nes yra krepšys pritvirtintas prie lovelio. Tai nukerpam čia ir gale. Tai va, šitos irgi galima mesti lauk ir mes išėjame krepšį, randame viską, ko mums reikės šitam inkubatoriui. Tai yra dangtis. Dangtis yra naudojamas tada, kada vyksta skilimas, kol iki skilimo kiaušinių tiesiog vyksta inkubacija, dangčius nereikia naudoti. Taip pat randame supakuotą ventiliatorių ir visas kitas dalis. Taip pat randame instrukciją ir viduj būna įdėti perinimo lapai. Perinimo lapų apačioje būna parašyta, kad galime įsigyti juos intojon.lt svetainėje. Taipogi komplektacijoje įdėti ir skirtukai. Sekantis veiksmas būtų, reikia išsipakuoti viską tai, kas yra vandens inde. Tai bus ventiliatorius, kuris dedasi ant vandens indo. Šitas daiktas yra būtinas, jisai dedasi ant vandens paviršiaus. Šito negalim išmesti. Būna maišelė įdėta tai, ko reikia pilnai surinkti šitam inkubatoriui. Tai yra rankena, kuri prisisuka su varžtais. Rasite varžtelius rankenai. Ant rankenos dar užsideda kamštukai, bet aš jų nedėsiu, nes po to bus sunku nuimti. Sekantis tai yra durų užraktas, jisai turi dėtis šitaip. Ir įsisuka priekį. Atidaryti, tiesiog atsukam ir atsidarom. Čia yra kiaušinio lukšto sensorius. Jisai sukasi viršui inkubatoriaus. Tada imame vandens ventiliatorių ir mums reikės pajungti šitos du laidus apačioje esančiai fiškiai. Raudonas su oranžiniu. Juodas su mėlynu. Tada dedasi vandens indas, į vidų dedasi šitas gabaliukas, ant jo dedasi ventiliatorius ir dedasi kuo arčiau priekinio stiklo. Į indą patartina pilti apie 1 litrą vandens. Jungiam inkubatorių, gale yra jungtukas.
Jeigu yra išjungtas automatinis vartymas, tai rankų pagalba galima padėklą pastatyti horizontalią padėtį. Krepšys dedasi vėlutėm einant išilgai. Uždarom ir laukiam, kol sušyla. Sekantis video bus, kaip sudėti teisingai kiaušinius į mūsų dėklą. Su jumis buvo Tomas ir iki.